Toliau, tas kitas žmogus gali būti absoliutus intravertas ir nenorėti su niekuo bendrauti. Jam nereikia šitos, suprantat, ne visiems žmonėms reikia tos komunikacijos. Jeigu jums reikia, tai nereiškia, kad kitam reikia. Ir kad kitas mano, kad jeigu aš atsisėdau prie to pačio stalo, reiškia, aš turėčiau pradėti malonų pokalbį su žmogumi. Nenoriu ir nepradedu, yra visokiausių žmonių ir visai reaguojančių, yra naglesni, yra kurie galvoja, kad tai yra mandagumo dalykas ir tu privalai kalbėti žmogų, privalai paklausti, kaip jiems sekasi, kokia tavo diena, ką tu čia valgai ir skanu. Nu, žodžiu, turi būtinai bendrauti. Šiaip iš esmės tokių dalykų tai nėra. Ta elgesį įtakoja tik tai, kaip jūs manot apie tai, kaip jūs manot apie tą reiškinį, kas tai yra. Ir jūs čia gaunasi, kad jūs asmeniškai priimat šitą jos nusisukimą kaip kažkokį tai įžeidimą. Čia įžeidimas. Pasijaučiu nepatogiai ir atstumta. O kodėl jūs pasijaučiat atstumta? Tai išeitų, kad jūs turėjo priimti? Tarsi, būtinai turėjo priimti. Jūs tokia esat gera, ir patinkanti visiems, kad visi turi norėti su jumis draugauti, visiems jūs turite patikti. Kur čia tokios idėjos eina?